Romaldą Cicėną. Mūsų fainą žmogų, nuoširdų miškininką, be kurio mes neįsivaizduojame mūsų asociacijos veiklos. Ir būtent viena iš svarbių veiklų, kurią mes vykdom kartu su aplinkos ministerija, tai yra pavyzdingai tvarkomas privačios miško valdos konkursą. Primenant, mes jį inicijavom ir pradėjom, kai asociacija sulaukė tiesiog dešimtmečio progą nusprendėm pasižiūrėti, kągi žmonės pasiekė per tą dešimtmetį veiklos ir atgavimo nuosavybės pamatėm, kad yra kuo džiaugtis ir iš ko pasimokyti. Ir Romas praktiškai, ne visai nuo pradžių, bet įsijungė ir kiekvienais metais dalyvauja ir koordinuoja šitą veiklą. Tai Romai, žodis tau. Tikimės, kad papasakosi šiek tiek, kaip ten šiais metais tas konkursas vyko, ką pamatai, o paskui pereisim prie tų mūsų geriausių, pažangiausių žmonių apdovanojimų. Ačiū irgi už žodį. Iš tikrųjų, nuo 2010 metų aš su tuo konkursu susijęs. Beveik visą Lietuvą dažniausiai tenka važiuoti, vertinant valdas. Ir pasidalinsiu šiek tiek ir apie konkursą, bet pradžiai norėčiau tiesiog pasidalinti savo tokią gyvenimišką patirtimi. Iš tikrųjų, paskatino mane tą padaryti girdėtos kalbos ir Algis, ir Sandras minėjo tą politinę situaciją, kaip Trumpas mokino pagal Suomijos mišką tvarkyti. Ir aš prisimenu, kaip buvau dar kažkur tarybiniais laikais, 89-88 metus Dūkšto girininkijai dirbau ir būdavo audimieji kirtimai, paimama mediena, stambesnė mediena. Tais laikais nebuvo tokių sortimentų kaip popiermedžiai, to labiau nebuvo biokuro, o visa kita vadinamas nelikvidas, čia visi miškininkai puikiai žino, griaunam tiesiog ant žemės. Tai skaitėsi, kad to pačiu patrėšiam ir mišką, ir kaip ir viskas tvarkoja. Ir buvo situacija, kada buvo sauso vasara, nemažą plotą mes 35 metų pušino jaunuolyną iššūkėm ir priklojom tokį sluoksnį ten tų pušelių. Ir aš tą dieną, šeštadienis, man atrodo, buvau išvažiavęs į Baltarusiją, ne taip toli, grįžtu atgal, matau, dūmai tokie, galvoju, turbūt, kad nors sąvartinė Visaginė degina ten. O pasirodo, mano miškas dega. Ir turėjau viršūninį gaisrą. Aš nežinau, man daugiau neteko Lietuvos susidurti su tokiais, bet tai kažkas uždegė, reiškia, laužą paliko tam plote ir užsidegė visas tos karpės nugriautos ir pakilo į viršų, reiškia, gaisras. Rezultatą 25 hektarai pušynų buvo iškirsta, jaunuolynų ir pusamžių medynų, brandaus dalis ten už geležinkelio dar sudegė. Tai tokia praktinė situacija, kuri iš tikrųjų, tarkim, sako, kad ir ta mūsų konferencijos tas pavadinimas, kur čia ką tik buvo, miškas žmogui, žmogus miškui. Miškas žmogui užaugina medieną tam, kad jis naudotųsi. O žmogus savo ruoštų turėtų ją naudotis protingai, racionaliai, galbūt nesakyčiau išmintingai, kad ir pačiam miškui būtų gerai ir žmogui. Nes iš tikrųjų taip Dievas sukūrė, kad ir žmogų paskelbė aukščiausių tvarinių, gamtos tvarinių. Ir jam paklūsta visa, kas yra žemė sukurta, žvėris, gyvuliai, to labiau augalai tarnauja. Tai viskas yra normalu iš tikrųjų. Ir Aleksandras dar užsiminė apie plotus miško plotus ir tie maži sklypeliai, jie iš tikrųjų jų mažėja, vidurkis turbūt irgi didėja Lietuvoje, vidutinio sklypo. Tačiau ir mūsų konkursas rodo iš dalies. Ir pagal mano savo pastebėjimą sakyčiau, kad aišku, tas mažas sklypas, jisai racionaliai, jis nėra turbūt ekonomiškai, jis niekaip nepagrindžiamas. Vienok, ne viskas turbūt matuojama racionaliais matais. Amžinatilsį toks miško savininkas Šaplauskas Antanas, apie kurį mes čia kažkada matėm savo tarpę ir knygutę apie jį esam parašę, apie jo tą ūkininkavimą. Jisai dažnai minėdavo tokią situaciją, kai kažkada po revoliucijos šitas paskutinės Lietuvoje, kažkur Vilniuje buvo konferencijoje, kažkoks Danas pasakojo apie miškų tvarkymą ir jisai didžiavosi, tas Danijos pilietis, tuo, kad jo šeima, jo giminė jau 300 metų turi mišką. To miško plotas 0,5 hektaro.
ir vat, pagal mūsų konkursą, pas mus dabar nuo pernai metų atsirado kategorija atskiras apdovanojimas, reiškia, fizinių asmenų apdovanojimų srityje. Perskiriam valdas pagal plotą, iki 5 hektarų ir virš 5 hektarų. Tai tos mažos valdos irgi turi savo vietą pasaulyje. Jos apart to racionalaus, reiškia, tokio ekonominės naudos, bet jos turi tokią, gali turėti dvasinę, moralinę ir urbanistinę ypač. Ir aišku, šitam kontekste labai aktualu tas dalykas, kurį mes jau asociacijoje labai seniai aptariam ir norim, kad tai vyktų ir nežinom, kaip tą gyvendinti, kad iš tikrųjų miško savininkui savo nuosavam miške būtų galima pastatyti savo būstą. Lygiai tai kaip ūkininkui savo žemėje, nekeičiant paskirties, galima pastatyti būstą, lygiai taip pat miško savininkui būtų galima pastatyti. Dabar dėl ten iškirtimų plotų ir vaisingų, aš dabar nepasiruošęs, archyvus reiktų pakelti, bet šitam konkurse prieš kokius 5-6 metus buvo apdovanota moteriškė, jinai kaunietė dabar, verslininkė, jos tėviškai Zarasuose, Zarasų rajone, yra sodyba. Ten didžiulis namas, kiemas, ūkiniai, kalvos aplinkui, ant vienos kalvos koplyčia, ant kitos partizanų žeminė, dar kažkas tai. Tačiau, kai važiuoji iš toliau žiūri, atrodo, kad ten iš vis nieko nėra. Miškas, pušynas, nuo 7 skalsumo, nuo 6 ne mažiau, visiškai miškas. Ir tarp tų medžių, grinai, yra tie pastatai, įkomponuota, takai padaryti, viskas iš toliau net nesimato. Taip, kad galima tam miške integruotis, norint ir net labai gražiai ir nesugadinto miško ir jo neiškirsti netgi. Daržo neturi. Norėtum daržą, aš suprantu, reiktų biškį plotelį iškirsti kažkokį tai. Bet būt gyventojai ir tuo džiaugtis ir naudotis, tai galima tikrai. Viską galima suderinti, aš manau, ir mums reikės to irgi siekti, ne? Kaip nors bendrom jėgom su visais šitais politikais, visais žmonėmis. Aš tai pagalvoju, labai daug miško savininkų. Ir tie politikai, turbūt dauguma turi savo, ar jie, ar giminaičiai savo nusavybę miškų, ir medžiotojai, ir gamtosaugininkai, visi. Visi turėtume bendrą tokį interesą iš tikrųjų. Tai konkursas pats savaime ir prieinu ir prie konkurso, ir preambulė konkurso, tikslas konkurso ir yra. Dabar tiesiog galima tokią progą prisiminti. Propaguoti, skatinti tvaraus subalansuoto miško naudojimo principą. Tvaraus subalansuoto miško naudojimo principą. Ne miško konservavimo, ne miško... Saugojimas, tas žodis yra toksai spekuliatyvus, nes faktiškai tikras naudotojas iš tą miško tuo pačiu ir saugo. Kazimieras Šablys kažkur susėdė. Jo miško niekas nenuskriaus. Jisai bet ką nugalės ir perkalbės ir padarys taip, kaip reikia, nes jisai žino, ko tam miškui reikia. Ir žino, kad iš to miško šiandien, ryt, poryt jisai gali gauti naudos. Ir netgi kitą kartą statymiškai, reiškia, mažiau yra reglamentuota, tą mišką saugoti negu jis tą padaro. Bet to pačiu ir naudoja. Tai yra normalus dalykas. Tai reiškia, tai tas principas, aš suprantu, yra teisingas mūsų pasirinktas, politika asociacijos miškų atžvilgių yra visiškai teisinga. Konkursas per tą 10-metį, kurį aš jau jį taip iš arti matau, irgi rodo. Yra viena tokia silpniausia vieta, kad tie žmonės, ypač kurie gerai miškuose savo tvarkosi, jie ne visada nori viešintis. Jie lyg tai kažko bijo, lyg tai viešumos, lyg tai dar kažko tai, bet nepaisant to, vis viena, kiekvienais metais atsiranda visiškai naujų miško savininkų, kurie anksčiau nei kart nedalyvavę konkurse ar kažkur panašiai, kurie tikrai gerai tvarkosi miškus. Yra žmonių, kurie dalyvavę konkurse ne vieną kartą, po kelis kartus, bet viskas pagal taisyklės, reiškia, miško, tarkim, turi daug valdų, reiškia, miško, ir žmogus, kad net gerą krizinę vietą užėmęs su kita valda, kitas metas gali vėl dalyvauti. Ir aš irgi skatinu tokius žmonės, kurie sutinka tą daryti, kadangi jie yra kaip pavyzdys gaunasi. Pavyzdys kitiems, kaip galima gerai mišką tvarkyti, kaip galima daug to miško gerai tvarkyti. Ir kad ta viešuma iš tikrųjų nėra joks čia minusas, yra kaip tik pliusas. Nes vis viena, per tą dalyvavimą konkurse
žmogus gauna tam tikrą bendravimą ir su Miško savininkų asociacijos žmonėmis, ir su inspektoriais eilinį kartą, ir galų gale renginiai padalyvavo, kaip šiandieną, kur iš daugelio rajonų suvažiavę miško savininkai, kur gali megztis pažintys, kažkokie nauji reikalai. Aš manau, kad tai yra žmogiška, normalu ir teisinga. Tai va, dabar dėl tų mažų valdų jau minėjau, iki 5 hektarų ta pozicija gauna ir visai teisinga. Reiškia, ir dar jau ką anksčiau mes pastebėjome, bet tik tai norėčiau pasikartoti ir akcentuoti. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie rūpinasi savo mišku, jie labai gerai dažnai tą daro. Ir panaudoja tas ūkinės priemonės, nesakyčiau, kad kurių miškininkai net nežino. Miškininkai viską žino. Yra didelė ta pasaulinė praktika, gauna išsilavinimą ir jie teoriškai viską žino, bet ne viską taiko. Ir tarkim, ūkininkauti urėdijose, valstybinė mišką tvarkyti, ir privatų yra labai skirtingi dalykai. Taip, tas pats miškas, būna, kad jis ribuojasi, ir tas pats taksofinis sklypas šalia, bet požiūris į jį iš karto atsiranda visiškai kitoks. Ta prasme, kad valstybiniai miškai, jie stengiamas tvarkyti tokių pramoninių būdų, koncentruojant darbus į vieną vietą, kuo rečiau ateiti į mišką yra toks tikslas, reiškia. Tai ugdomą įkirtimą, tarkim, girininkas stengiasi tai padaryti taip, kad jis būtų ir pagal taisyklės, ir sekantį kartą, gal už 10 metų ateisi, už 7 galbūt. Ne anksčiau kaip už 5. O ponas Tarvydas, jisai daro ugdomą ir sako, aš ateisiu va šitą bedžiūstančią, aš kitais metais nukirsiu. Aš nenoriu aikščių daryti, aš vėjo bijau, kad mane išvartytų mišką. Jis kas metą ateina į tą savo mišką ir paretina, sausorius išsiima. Ir tai jo teisė, ir jis turi tam galimybę. Ir miškui nuo to nieko, tik tai geriau, man atrodo. Tai va, yra tokių niuansų. Ir tegul neįsižeidžia ir girininkai, specialistai, kurie, reiškia, gal ir, aš nelyginčiau ir niekada nepriešinčiau valstybinių miškų su privačių miško savininkais. Čia, man atrodo, yra vieno miško paukščiai, tiesiog, gegutė vienaip, peri, kekstas kitaip, viskas normalu, įvairių yra žmonių, įvairių nuomonių, įvairių metodų. Bet tas, miško savininkų išradingumas, jisai atvėrė man, kaip specialistui, tik ir tokią naują miškininkavimo sritį. Ne pramoninio tokio, reiškia, tokia personalinė. Ir aš daugiau pasidomėjau su senais žmonėmis, su ūkininkais, kaip mišką tvarkyti, tai daug kas norėtų taip, kaip aš sakau, ūkininko, jeigu žmogus gyvena šalia miško, tas atvejis, vien tas miško naudojimas yra ištisinis. Nėra nei plynų, nei ugdomųjų, jisai kas pastoviai nueina į mišką ir pasimo, ko jam reikia. Reikia jam malkų, jisai nueina žiemą, bet liuko, kaip sako, su kirviu prisirenka malkų. Tai yra visi sausuoliai, žvirteliai, viskas susirenka ir panašiai. Jeigu jam reikia ten kelių lentų drebulinį, susikarta tas kelias drebulis. Jeigu jam reikia dienų, įrogiams ar kažkam, tai jisai įsikrata tas kelias kartas. Ir tai savaime gaunasi ir ugdomieji, ir pagrindiniai kirtimai, ir miškas pastoviai ten egzistuoja. Čia žodžiu plėstis galima daug. Bet aš dar esu labai dėkingas vienai kategorijai žmonių, ypatingai dėkingas, labai džiaugiuosi, kad nors kažkiek tai jų šiandien ir dabar salėje yra, tai valstybinės miškų tarnybos pareigūnams. Ten jų ilgas pavadinimas dabar, vyriausiai specialistai, tų padalinių. Realiai per juos mes atrandam, į šitas konkursas atranda daugumą žmonių, daugumą miško savininkų, tų pirmaujančių miško savininkų. Ir jeigu dabar, tarkim, šiemet konkursų buvo apžiūrėta gal 64 ar 5 valdos, tai aš skaitau, kad tai reiškia, kad konkursą dalyvavo 65 miško sklypai. Tai reiškia, kad iš to regiono, iš to rajono buvo deleguoti patys geriausi į apžiūrą. Tai ta atranka, tie žmonės, tie miškų inspektoriai, jie tą atranką padaro pastoviai dirbdami, žinodami tos miško savininkus, pažindami įmonės, kurios ten veikia, jie tą atranką padaro visų metų bėgyje. Ir tai labai aš jiems iš tikrųjų dėkingas, nes be jų pagalbos, paramos, geranoriško požiūrio sunku būtų šitą konkursą iš tikrųjų įgyvendinti, taigi labai jums ačiū.
Nežinau, Algi, gal galėtume pereiti prie apdovanojimo, dar ką nors? Tai gal dar keletą tokių dalykų, nes nepaminėjai įmonių, mes antri metai vertiname įmonės ir iš ties įmonių vertinimas parodė, kad ūkininkaujama labai profesionaliai, atliekami visi būtini darbai ir konkurse dalyvavo tiek lietuviško kapitalo, tiek užsienio kapitalo įmonės, kurios yra miškų savininkai. Ir akivaizdu, kad būtent įmonėse visi darbai atliekami tiesiog planuojant, investuojant į miškų ateitį ir į infrastruktūrą, nes pajėgumai finansiniai didesni ir matyt šitą greitai paminėsim. Bet Romai, prieš tau